Na, o mūsų paskutinė diskusijų panelė šioje scenoje šiandien bus apie sporto rėmimą. Kaip užtikrinti efektyvės partnerystės ir paramos strategijas, kurios būtų naudingos abiems pusėms. Mūsų ekspertai dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis. Tai pasitikite Jūras Veželis, Aistė Miliutė, moderatorė Ieva Abromavičienė. Sveiki, sveiki. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Kaip nuotaikos? Puikiai, nuostabi konferencija. Taip. Ačiū organizatoriams, tikrai didelis darbas padarytas ir sveikinu. Labai reikėjo tokios, tai labai fainai. Ačiū labai, sveiki visi ir vaišinkitės vandeniu ir sportuokit. Tai šiandien iš tikrųjų su mūsų diskusijos dalyviais, kurie turi sukaupę ilgametę ir labai išskirtinę patirtį sporto rėmimo srityje, padiskutuosim būtent apie tai, kada sporto rėmimas yra efektyvus ir kaip tą pamatuoti. Tai gal iš tikrųjų pradėsiu nuo jūsų, Aiste. Kodėl jūsų atstovaujami prekės ženklai renkasi būtent partnerius iš sporto industrijos? Taip, tai iš tikrųjų, kaip ir pradėjau, sportas ir vanduo yra neatsiejami dalykai ir pagrindinis dalykas mums tai yra, kad sportas ar sporto rūšis ar sportininkas iš tikrųjų jaustų efektą mūsų vandens, nes mes turim Akvilę, Vytautą ir Birutę, visus 3 prekės ženklus ir jie yra labai skirtingi, jų yra skirtinga mineralizacija, skirtingai naudojami, bet visi naudojami rehidratacijai. Vytautas yra greitai rehidratacijai, Birutė yra gal mažiausiai sporte naudojama, iš tikrųjų mes daugiau su maistu jas siejam, o Akvilė yra tiesiog kiekvienozinios rehidratacija. Ir pradėjome iš tikrųjų su Akvilė su plaukimu, todėl kad daugeliu atrodo, kad plaukimas visai nereikalauja ten daug jėgų, žmogus nedehidratuoja, o iš tikrųjų, būdamas rūgštiniai terpiai, būdamas nuolatos chlore, plus sportuodamas, jis labai rūgštėja organizmas. Ir Akvilė yra būtent puikus partneris plaukikams, būnantiems daug baseine, sureguliuoti rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Dėl to tas plaukimas ir atsirado kaip sportas, kuris puikiai dera ir jis puikiai padeda sportininkam. Tai va, čia yra pagrindinis galbūt ir kriterijus, kad produktas turi gerai integruotis ir tikrai padėti, tikrai veikti, būti labai funkcionalus. Tai va, toksai gal pagrindinis kriterijus bent jau mūsų vandeniams. O kokiais kriterijais remiantis atsirenkate sporto šakas ir organizacijas, su kuriais kartu dirbti? Nėra šiaip kriterijų. Man visą laiką mano kolegos ir marketingo komanda sako, pasakyk, ką esi mums kriterijus. Šiaip pirmas pagrindinis kriterijus, žmogus turi mėgti mūsų vandenį, gerti jį ir iš tikrųjų jausti jo efektą. Tada plus mes darom ir mokslinius tyrimus su sportininkais, žiūrim, kaip veikia kiekvienas mineralas, kokioje srityje jis veikia geriausiai. Tai kai kurie sportininkai netgi sutinka dalyvauti tose tyrimuose, tai orientuojamės grinai į funkcionalumą ir kad tai turi padėti, veikti ir padėti pačiam sportininkui pirmiausia. Tai yra, manau, pagrindinis kriterijus. Kokios sporto šakos šiandien būtų jūsų fokuse? Akvilė yra ir plaukimo partneris, turim Daną priešakį, tada tinklinės, irgi labai seniai dirbam, todėl kad tai yra karštis, daug sportuoja. Su futbolu taip pat dirbam, su krepšiniu šiek tiek irgi dirbam. Šiaip nėra bėgimas, maratonas Vilniaus irgi buvo hidratacijos partneris bėgikams. Manau, kad kaip ir jums, manau, kad nėra tų sporto šakų, šiaip apskritai visas sportas. Ne? Tikrai taip. Aš irgi taip. Pasidalinkite, Jūrai, kaip jūs pasirenkate partnerius Sportlande? Jo, tai turbūt reiktų pradėti nuo to, kad jau mūsų atstovaujami prekės ženklai, jie dažniausiai ateina į rinką su globaliais veidais. Bet
tas globalus pasaulis, jisai neveikia tiek, kiek norėtųsi. Ir ypač Lietuvoje. Mes galėtume savo pasakyti, kad, nežinau, Nike'as turi Mbappę, ten ar Haalandą futbole ir tai veikia puikiai ir daugiau nereikia vietinių veidų. Ir mums užtenka to, kad ten jie turi tenais 100 milijonų, faktiškai milijardų jau ten sekėjų ir dalinasi ir tai inspiruoja, bet taip tikrai nevyksta. Ir tikrai mums reikia vietinių, lokalių herojų, čia prie to prieisime, čia yra labai tema įdomi, kiek reikia remti jau pasiekusi sportininką ir kiek reikia remti jauną, bet tai turbūt atsakant į klausimą, kaip pasirenkame, sėdime prie tokio bliūdo ir įmame ten lapuką, ten, šitas ir remiame. Ne, jeigu rimtai, tai daug labai kriterijų, tikrai labai daug. Tarsi paties sportininko aktyvumas, paties sportininko noras dirbti su mumis, mūsų žiūrėjimas, kiek sporto šaka, tikrai stengiamės kaip Sportlandas, kaip multibrandas, vadinkim taip, atstovaujantis daug prekės ženklų, stengiamės irgi pasirinkti, nesifokusuoti vieną sporto šaką. Tai jeigu jaučiame, kad vienoje jau dirbame su kai kuriais sportininkais, tai tada tikrai stengiamės tuo metu pasiimti. Patiko Latvijų prezentacija, kurie sakė, kad koks sportas labiausiai populiariausias, tai jie taip vienas su kitus susižvalgė ir atsakė labai sąžiningai, kad populiariausias yra turbūt tas, kuris yra aktualus tuo metu. Ir tada, kai Gulbis laimėjo ten ar pateko į ten US Open pusfinalį, tuo metu populiariausias tenisas. Tuo metu pas mus irgi turbūt viskas vyksta bangomis. Pas mus per paskutinį mėnesį, kiek čia sportų, 4 keitėsi, ne? Irklavimas, breikas, 3x3, kas medalį laimė, tas yra populiariausias, tas yra ant bangos. Tai, o mes tengiamės su visais jais nuspėti visų pirma, kas siekia, bet dirbame ir su tais, kurie pasiekia. Tai, taip. Taip, iš tikrųjų, palėtėte gerą labai kampą, kad visame pasaulyje ryškėja tendencija, kad prekės ženklai pradeda su sportininkais dirbti vis anksčiau, prieš jiems tampat garsiais, juos užsiaugina. Ką jūs apie tai galvojat, kiek turėtų prekės ženklai dirbti su garsiais sportininkais, lyginant su tais jaunaisiais, kuriuos dar reikia užsiauginti? Man čia, ne? Gerai, tai man atrodo, kad labai dažnai tą klausimą atsako ir sumos, kadangi su jaunais dirbti visą laiką tu gali paskirstyti tą pačią sumą per daugiau jaunų sportininkų, negu vėliau sukoncentruoti į vieną. Ir čia turbūt, tai galbūt mūsų ypatybė, kad dažniausiai prie pasiekusio sportininko, tai patikėkit manim, atsiranda iš karto norinčių pasinaudoti, bet taip, tą pačią sekundę. Niekas nemato ir, nežinau, turbūt niekas dažnai ir neklausia, kiek mes remiame, nežinau, lengvosios atletikos federacija, dirbdami su top 10 talentų, iš kurių gali būti lygiai 0, kuris parsimuš vėliau į profesionalų sportininko gyvenimą ir mums tai tinka, mums tai yra gerai. Remiame dabar du jaunus tenisininkus, čia taip pat, tiksliau, 2 jaunus, vieną jau faktiškai pasiekusią, tai sportininkę ir 2 berniukus. Gali būti, kad tie berniukai ten, būdami 14 metų, 16 jau sakys tėvams, ačiū, aš žinau iš teniso, turėjom ir tokių istorijų, bet gali būti, kad jie sieks toliau. Tai yra labai svarbu, tai yra labai labai svarbu remti jaunus, nepasiekusius, nes tai jiems galų gale mes turime tą jėgą, kad mes galime parodyti jų veidus kartais ekranuose, ne kartais, o per kampanijas juos pasimti. Čia yra sunkiai įsivaizduojama, bet kalbantis su tėvais tų sportininkų, kokia tai yra inspiracija tam jaunimui, tai čia nepamatuojama, o čia yra nepamatuojama. Bet tai atsakant į klausimą, reikia labai stipriai dirbti su jaunais sportininkais. Aiste, paklausiu jūsų, o kaip matuojate rezultatą, ar partnerystė buvo efektyvi ar ne? Ar turite kažkokius išsikeltus tikslus? Tai kiekybiškai tai nelabai iš tikrųjų pamatuosi, bet mes, kadangi tas produktas galbūt šiek tiek skirtingas, čia labai įdomi, nes pas mus yra tas produktas, kur mes norim, kad žmonės paragautų, tai irgi žiūrim kaip į progą tiesiog paragauti, duoti paragauti. Tai vienas iš tikslų yra duoti paragauti produktą, integruoti, paskleisti žinią ir pritariu kolegai, kad labai yra kartais net tas
gal pinigų nekainuoja tiek daug, bet integracija net į vietinius kažkokius klubus, pavyzdžiui, vietinį krepšinio klubą Birštone, ten, kur žaidžia jaunimas, sukuria tokį didelį emocinį ryšį su jaunais sportininkais ir jų šeimom. Tai yra kaip toks bendruomenės dalykas ir manau, tas yra labai labai svarbu, ypač Akvilei, kuris yra šeimos prekės ženklas, tai va tas šeimų futbole irgi beje, tas irgi labai pasijaučia, gal nesimato niekur per media kanalus, bet tapti bendruomenės prekės ženklu, man atrodo, irgi vienas iš tokių kriterijų, bet pamatuot nelabai gaunasi, galbūt galima pamatuoti žvaigždžių indėlį. Tai sakykime, ar Dano Rapšio indėlį, Meilutytės indėlį į Akvilės prekės ženklo augimą ir jis iš tikrųjų yra labai didelis. Tai žvaigždžių indėlis jis iš tikrųjų skaičiais nematavom, bet tikrai žinomumo prasme labai suteikia didelį stiprų žinomumą žvaigždės ir jų laimėjimai. Bet vėlgi prisirišti prie vieno negali, nes tada esi priklausomas nuo jo rezultatų. O sportas yra, vieną dieną tu kažkur pirmo vietą, kitą dieną tu nežinau, išeini, baigi sportinę karjerą, sakykime, ne, kaip buvo su Meilutyte. Bet tai nieko blogo, ta prasme, tai yra nuolatinis procesas ir reikia remti nuo bendruomenių, pradedančių sportininkų, žvaigždžių ir žinoma didžiausią naudą ir pardaviminė prasme duoda žvaigždės. O kaip, ar jūsų komanda? Labai klausiausi, tas tikrai pritariu. Tai yra velniškai sunkiai pamatuojamas sakymas. Čia teko skaityti, vis tiek kažkaip skaitai, domiesi IT kompanijose, startupuose, gal nebe tiek startupuose, ten jų marketingo vadovai gali išeiti ir sakyti, pas mus viskas pamatuota. Remiant sportą, aš nežinau, kaip pavyzdį galiu pasakyti jums, kartu su Nike tapome mūsų Tautinio olimpinio komiteto rėmėjais ir Paryžiuje visi atletai ten, kurie laimėjo medalius, dėvėjo Nike ar tai aprangą, ar kedus ir iškovojom 4 medalius, prieš tai buvo tik vienas, tai išvadas darykitės patys, kurie geriausia apranga, bet kokiu atveju. Kaip pamatuoti tai, kaip pamatuoti vėliau. Aš tikrai tikiu, vis dar tikiu tuo vartotojo tokiu atmintimi. Aš žinau, kad pas mus tas lojalumas, ir tai nėra lojalumas, čia toks truputį du skirtingi dalykai. Jeigu aš kažkada gyvenime, kai dar klausiau radijos, klausiau M1, tai man tai ir bus radijas užaugęs visą laiką. Ir aš su visą pagarbą radio centrui, čia neklausysiu radio centro, tiesiog ir jeigu nors grįšiu, tai grįšiu M1. Tai va tas pats kažkas tokio. Jeigu mačiau, kad mano herojus auga, ten pasiekia laimėjimus su Nike, kažkada atėjęs, darydamas sprendimą parduotuvėje, aš gali būti, kad ne dabar, nes man galbūt dabar net nereikia tos aprangos, bet padarysiu sprendimą būtent imti Nike. Ir tai yra labai normalu, bet kaip pamatuoti tuo esamuoju momentu, galima tai matuoti, bet su sportu būtent taip ir yra. Prisėmėm riziką, galėjo nieko nelaimėti. Dabar klausimas, ar nuo to būtų nukentėję pardavimai, toksai labai retorinis klausimas. Negaliu atsakyti iš tikrųjų taip vienareikšmiškai. O gal galit pasidalinti, kokios partnerystės Portlandui buvo pačios efektyviausios? Pačios tokios mieliausios turbūt, tai su mūsų Eimantu Stanioniu, man toks visą laiką su kuo labai geras bičas, labai nuoširdus ir pradėjom jį remti tada, kai jis dar buvo nieko nepasiekęs ir toksai net tokie šiurpuliai pereina, o nėra lengva man šiurpulius sukelti, jau tiek mačius, bet kai jis ten kažkurioje laidoje pasako, kad esu dėkingas vienam rėmėjui, tai Sportland, kuris buvo ten su manim nuo pat tada, kai dar nebuvau žymus, ir vėliau kilome, ir dabar esu pasaulio čempionas, ir labai dėkingas būtent jiems. Ir toksai, taip, kaip čia pasakyti, sudrebina kažkurias tai dalis, kad tikėjom, buvom, likom ir čia toksai, kur visą laiką savo galvoju turėsiu, kaip ir tas jo nuoširdumas, tai sakant, nes ten žinau, kiek jam teko praeiti per visų tų, kaip iš pakelimų, nuopolių, sudėtingų etapų, tai labai įtakoja toliau kažkur tai pasimti kylančią, nebūtinai kylančią, pasimti, nežinau, atletą, kuris, ir žinot, stengiamės dirbti ne per agentūras. Čia turbūt toksai yra išskirtinumas. Su visa pagarba agentūroms, jos
jos pristato tokį galutinį produktą, mes kalbam apie skaičius, apie kažką, tai, bet vis tiek reikia paliesti patį sportininką ir vis tiek su juo randam laiko pašnekėti, nes tai yra įdomu, tai yra tikrai labai įdomu kiekvieno sportininko tą kelią, kurį nuėjo, kurį dar nueis, jo tikslus sužinoti ir pasimato, kaip norite, taip galite sakyti, bet labai pasimato, ar jisai gali būti mūsų, nežinau, veidų kažkurio etapu, ar jisai gali būti mūsų partnerių, draugų ir judame toliau, arba nejudame. Ir tai būna. O kaip Aistė jūsų atveju? Tai aš jau paminėjau, iš tikrųjų, plaukimo žvaigždės Meilutytė, tiek Danas yra labai mieli mūsų atstovai. Dabar labai gražiai, nežinau kaip bus, bet labai tikiu partnerystę su Ryga Zelvi komanda. Latvijoje Akvilė pasirašė sutartį neseniai tik tais, bet irgi toks labai smagi kooperacija. Su Vytautu, aišku, yra Žalgiris, kuris mes esame vieni seniausių Žalgirio rėmėjų. Tai Vytautas ir Žalgiris tiesiog čia yra pavyzdys, kai tikriausiai net kitas vanduo sunkiai įeitų į šitą kooperaciją, todėl kad tai yra tokia stipri asociacija. Tai tas ilgalaikis bendradarbiavimas iš tikrųjų sukuria labai gerą ryšį. Iš tokių daugiau, nežinau net, bet pagrindė tai plaukimas, krepšinis ir čia tokie pagrindiniai mūsų stiprus ryšiai iš tikrųjų. Taip, jų tiesiog, čia tokį pasakai vieną, bet jų yra daug. Turbūt ir mes, ir jūs. Čia aš irgi taip tada čia galvoju, kad to nepaminėjau, tai gal čia net gyveni tą momentą, jisai pasibaigia ir tos draugystės, nežinau, su to pačiu Danu irgi pradėjom dirbti dar prieš jam tampant, prieš jam pasiekiant visus medalius. Ir tai tikrai buvo labai džiugu matyti, jam didžiuojas tuo. Tai turbūt principas yra truputį panašus, kad visų mūsų rėmimų, kad vis tiek mieliausi yra tada, tokie mieliausi patys. Ir jie vis tiek kažkaip išlieka labiausiai įstrigę tada, kai pradedi prieš pasiekus ir tada būni kartu. Taip, nieko neturiu tikrai prieš ir tada atsirasti šalia tada, kai pasiekia žmogus ir tai, vis tiek sporte dirbam ir su sportininkais ir natūralu, kad su visais kalbamės. Tai nieko prieš ir tai neturiu ir tai yra normalu. Bet mieliausia turbūt tada, kai esi visoje kelionėje nuo kažkurio tai pradinio taško. O iš tikrųjų sporto rėmimas taip pat daro labai didelį įtaką ir sporto kultūros formavimui. Kokia jūsų nuomonė būtų apie netradicinės iniciatyvas ir, pavyzdžiui, sportą? Viskas yra puiku. Tai sporto žmonės, jie tikėtina nenuogi sėdi prie kompiuterio, ta prasme, tai mes juos turim pareigą aprengti ir kad jie patogiai jaustųsi, tai viskas yra tvarkoje. Esam daug kalbėję apie tai ir prekės ženklai eina į tai ir mūsų atstovaujami prekės ženklai ir matome tai kaip labai stipriai besiplečiančią rūšį, kaip čia pasakyti, ne rūšį, o kryptį ir žmonės yra verti pagarbos, kurie rimtai užsiema tuo. Aš kažkaip teko skaityti apie tai, kiek pasiruošimo, tai čia mes taip, galim sakyti, kad tai nestandartinis, bet pasiruošimo ten velniškai daug reikia, netgi ten tas reakcijos laikas pas to žmonės irgi, jisai kaip pas sportininkus, jis būna aukščiausias, kai jauni, vėliau jisai po truputį mažėja, tai ten irgi toksai, jie gyvena normalų sportininko gyvenimą, tai čia viskas tvarkoja su to. O jūs, Aistė, kokia nuomonė būtų? Aš galbūt su e-sportu neturim patirties, bet daugiau su Vytautu turėjom patirties per pastaruosius 3-4 metus. Investavom nemažai į tokį jaunimo, nežinau ar jaunimo, čia net ne demografinis, bet daugiau gyvenimo būdo sportą. Tai ten riedlentės, surfingas, BMX, visi tokie, nežinau kaip čia pavadinsi, gyvenimo būdo sportai, galbūt gatvės sportai. Tai tikrai pavyko atjauninti auditoriją, tai kas geria Vytautą iš jaunesnės auditorijos. Tai sakyčiau, galbūt žiūrėti į tos tokius sportus ar e-sportus kaip į auditorijos biškį praplėtimą. Aš manau, kad tai yra geras būdas. Čia turbūt įdomesnis klausimas ir galbūt einant prie to būtų, kiek pats sportininkas gali įtakoti tą partnerystę. Ir mes į tai
Ir mes į tai žiūrime iš tikrųjų, nes bet kokiu atveju mums tai yra įdomu. Tarsi, kaip pats sportininkas, ir dabar teko girdėti, kad net iki sporto studijas yra integruojamas marketingas, kaip pats sportininkas supranta tą partnerystę. Ar jisai supranta tik tai pavedimas ir ačiū, ar jisai supranta, kad socialinė medija ypač dirbant su jaunimu, ir tai, ką paminėjot, tai yra tikrai labai svarbu, kad ta jaunimo pritraukimo auditorija mums laikai yra įdomi ir kiek pats sportininkas gali sukurti turinio, nes čia turbūt bendra tema per visus pranešimus, kad turinys yra šiuo metu vienas svarbiausių dalykų, kiek jisai gali sukurti to, ir ar jisai yra tam pasiryžęs, nes aš tikrai gerbiu ir tuos pačius sportininkus, jie tikrai gali pasakyti mums, kad mano darbas nėra čia rašyti postus ar ten kurti juokingus video. Iš kitos pusės, ar tai gali įtakoti pasirinkimą? Šiek tiek gali, visada gali. Čia taip irgi reikia būti turbūt atviram. O ar esate turėję nesėkmių? Pavyzdžiui, kaip dėjote didelį lūkestį kažkokią partnerystę ir po to pamatėte, kad vis dėlto negaunate tokio rezultato, kokio tikėjotės? Turbūt, kad buvo. Kaip čia, žmogus vis tiek prisimena gerus prisiminimus, ne, to ilgainiui, ir tos blogus bando ištrinti. Tai dabar taip pasvaršius, turbūt buvo, bet dabar tokie, kur man ateina į galvą, jie net nebuvo ne su sportininkais, o buvo labiau su kažkuriais ten influenceriais, su kuriais bandėme kurti irgi tokį aktyvaus gal laisvalaikio tą turinį, ir tada nesusijėjo mūsų supratimai apie tai, kaip turi būti toliau. O su sportininkais, turbūt irgi normalu, kad sportininkai, jie keičia tos pačius prekės ženklus ir aš irgi suprantu, kad mes dirbame toj pačioj konkurencinėje aplinkoje, tai jie gali kilti su mumis, vėliau pasirinkti kitą prekės ženklą, vėliau grįžti, ir tai yra realios istorijos, tarsi, kurias turime. Tai tam tikrų metų, kad o tokio dalyko, kaip ten, nežinau, pradedi dirbti ir kažkaip tai jis ten, nežinau, neigiamai atsiliepia ir kažkaip tokio, tai turbūt nebuvo tokio, kad bandytų pakenkti mūsų prekės ženklų, jis vėliau tiesiog, ir tokio, turbūt, kad gal ir negali būti. Taip tikėčiausi. Turbūt jau turit kažkokią formulę, kaip susikalbat su sportininkais, ar ne? Lietuviškai. Tai, šiaip tai ne visada, bet iš esmės, nežinau, visą laiką šnekėsi, visą laiką matai žmogų. Tikrai, kad ir kaip būtų tie pokalbiai, dirbame tiesiogiai, sakau, tą turbūt labai reikia akcentuoti, dirbame tiesiogiai ir tai mums labai padeda greičiau pasiekti tą bendrą supratimą. Kalbant apie tarptautinę rinką, Aiste, ne per seniausiai turėjote projektą su Big Baller Brand. Papasakokit, kaip gimė ši idėja, koks buvo rezultatas, ir bendrai apie patį projektą būtų labai įdomu išgirsti. Taip, tai iš tikrųjų viskas gimė nuo to bendruomenės rėmimo, tai yra vietinio krepšinio klubo rėmimo Prienų Birštono, kurį irgi remiam jau daug metų. Ir tai gimė iš tos bendradarbystės su vietiniais krepšininkais. Mes neišnaudojam, iš karto galiu pasakyti, Big Baller Brand Amerikoje, todėl kad dabar vėl iš naujo tą statom. Pasižiūrėsim, kaip šį kartą pavyks išnaudoti, kadangi pas mus yra fizinis produktas, ne online'is produktas. Tai prieš kuriant bet kokias partnerystės reikia pradžiai susikurti bazę, distribuciją, sandėlius ir taip toliau. Bet su Big Baller Brand kaip pačiu pavyko įeiti į keletą net prekybos tinklų. Tiesiog negalėjom įgyvendinti užsakymų iki galo, nes nebuvo infrastruktūros sukurtos Amerikoje. Bet tikrai tai yra platforma, kurią tu gali, jeigu žinomas sportininkas turi tokį prekės ženklą kaip Big Baller Brand ar TwinsBet, čia yra, mes net arenoje esam. Ir jeigu tai yra atpažįstamas prekės ženklas, žmonės, pavyzdžiui, kodėl Big Baller Brand yra toksai, nežinau, pažįstamas ir mylimas Amerikoje, todėl kad jis vidutiniai klasiai Amerikoje simbolizuoja, kad tu per sportą gali pasiekti ir uždirbti labai daug pinigų. Ir tėtis yra tas pavyzdys, kuris užaugino tuos sūnus nuo pat ten skurdžiausio rajono iki pat turtingiausio rajono dabar Amerikoje.
Ir jeigu tu eini su juo kur nors supermarkete, su lavaru, tai daugiausiai tie žmonės, kurie dabar negyvena geriausiuose rajonuose, jį žiūri kaip į super tėtį, kuris puikiai išauklėjo savo sūnus. Tai yra puikus tikrai pavyzdys, kaip galima tą daryti. Mums po kol kas, sakau, nepavyko su jais išvystyti bendrų produktų, bet galbūt ateityje pavyks tą padaryti. O Jurai, papasakokit, ar turite patirties ir kokie jį būtų tarptautiniai rinkoje? Tai čia turbūt mūsų atvejs tuo ir yra turbūt išskirtinis, kad mes jau turime tą tarptautinę rinką natūraliai ateinančią su mūsų prekės ženklais. Jie visi turi tarptautinių veidų ir čia, nežinau, ten sėdim ar tai su Nike, ar tai su Adi, ar tai su ten New Balance. Jie visi jau turi savo veidus, kuriuos jie nori kaip, parodyti pas mus. Mes turime didesnę bėdą tame, kad mes norime ir visą laiką su jais, taip kalbamės iš esmės apie tai, kad mes norime, kad būtų vietiniai veidai. Mes norime atvirkštinio varianto. Būtent čia turbūt mūsų specifika tokia yra. Nes ir jie sako, ne, ten Rose, ten McDonald's, čia bet kokiu atveju. Čia jinai puikiai, žinokit, lengva atletė. Mes sakome, bet žiūrėkit, bet jeigu mes dėsime jos veidą į fasadą parduotuvės arba per ledus dabar jau labiau rodysime ją, tai nesukels tokios emocijos, kaip, nežinau, kaip tas pats Eimantas, kaip Nika, kaip mūsų 3x3, kaip, nežinau, Denas Zagaimantas, nesukels toli gražu tokios emocijos mūsų žmonėms. Tai čia atsakant taip, aišku, mes veikime ne vienoje rinkoje, ten Latvijoje yra Latvijai, Estijoje Estai, o Lietuvoje Lietuviai. Bet lygiai taip pat manau, kad, nežinau, jeigu ten plėsimės į kitas rinkas arba būtume kitose rinkose, vis tiek ta lokalizacija jinai būtų atsakymas į tą tokį glaudesnį bendradarbiavimą tarp tavęs kaip tokios, vadinkim, pinigų ėmėjo, ne, ten korporacijos ir to vartotojo kliento, kuris ateina į parduotuvės. Ir pabaigai paklausiu klausimo, kurį turbūt norėtum daugelis marketingistų užduoti. Tai influenceriai ar sporto rėmimas? Ką rinktumėtės? Aš abu. Bet Taip, aš manau, kad jūs, Jurai, labai teisingai pasakėt, kartais sportininkai tikrai negali sukurti turinio. Ir aš sakyčiau, kad gal ir tada palikti juos kaip sportininkus ir šalia turėti influencerį, kuris gali tą turinį sukurti. Ne? Tai ta kombinacija visą laiką duoti žmonėm tai, ką jie geriausiai daro. Nu, gal yra iš tikrųjų sportininkų, kurie kuria ir turinį labai gerai, bet dažnai neturi laiko. Tai manau, kad abudu, iš tikrųjų, abudu. Mes turim principą ir tai yra labai aiškus, stengiamės jo laikytis, ne visada pavyksta. Bet tikrai vis tiek turim 50-50. Ir tai yra, kai renkamės veidus, renkamės juos visus, tai labai, dar kartą pasikartojant, kad tikrai ne visą laiką sportininkas galės sukurti turinį, ne visą laiką šalia jau bus agentai, kurie gali būti, ypač pradžioj, ten nežinau, agentai irgi gudrus ima tuos, kurio jau pasiekė, ta prasme, ir čia yra viskas tvarkoj, tarsi, tai čia normalu, čia gyvenimas. Bet visą laiką stengiasi tą jauną sportininką kažkaip tai pritraukti prie to influencerio. Ir dar kartą pasikartosiu, tikrai tai yra pati didžiausia motivacija jam nemesti, o šiais laikais jaunimas bandosi daug dalykų ir tikrai, jiems tai yra leidžiama, ir tai yra normalu. Tarsi, kad jie bando vieną sporto šaką, gali nebenorėtų to sporto užsiimti, bet tikrai nemažai bendraujame, ypač su jaunų sportininkų tėvais, kurie ateina ir sako, mūsų vaikui trūksta motivacijos ir tai bus pagrindinis dalykas, jeigu mes tapsime partneriais ir jeigu jūs kokiam nors fotosesijoje jį nufotografuosite ir jisai, įsivaizduokite, Stonkaus veidas pasikeičia jo veidą. Jie fotografuoja, filmuoja save, tai jiems yra, jie ten tampa išskirtiniai ir ta laimė būna iki dangaus. Tai aš manau, kad tai turbūt yra atsakymas, kad 50-50 ir visą laiką reikia stengtis tą mūsų jauną žmogų skatinti nemesti to kelio, nes tai yra velniškai sunkus darbas, velniškai sunkus kelias. Ačiū už įžvalgas ir kad dalinotės. O tikrai manau, kad auditorijai turime norinčių užduoti jums klausimų. Tai kviečiam. Programėlėje šiuo metu klausimų nėra. Ar yra klausimų salėje? Rankų miškas.
Turime vieną. Sveiki. Ačiū už pranešimus. Man teko skaityti, kad vienas iš efektyviausių rėmimo projektų būna tada, kada rėmėjas turi asmeninį santykį su sportu. Ar jūsų pavyzdžiui tai tiesa ar ne? Turite asmeninį santykį su sportu ar ne? Pradėjau žaisti tenisą per pandemiją, pradėjom remti tenisininkus. Nežinau, neįsivaizduoju, ne turbūt. Tai kažkiek tai bet kokiu atveju, savaime aišku, kai užsiemi to sportu, tu atkreipi dėmesį į tai, kas vyksta jame. Natūraliai, būdamas ten smalsus ir ypač tada, kai turime specializuotą teniso parduotuvę, tai natūraliai eini dar giliau į tą sporto šaką ir ten atrandi dalykų, kurių taip pat iš išorės turbūt net nematytum ir nejaustum. Tai aš manyčiau, kad tai yra labai natūralus procesas. Tai jeigu tu užsiemi tuo, tu esi ir užsiemi tuo kaip mėgėjas, taip su aistra, tai natūraliai tos galimybės, ne galimybės, pasiūlymai patys ateina. Nežinau, uždedi, kad čia greit atsidarys Sportland tenis parduotuvė ir ten kitą dieną rašo mergaitės mama, kad sveiki, čia norim pakalbėti apie rėmimą ir tai yra normalu, bet taip ir vyksta. Tai taip, atsakant, o kai dar pats užsiemi, tai tikrai prieina labai daug žmonių ten, nežinau, persirengimo kabinoje. Labas, esu to ir to tėtis, ten būtų malonu pašnekėti, tai prigauna tokį nuogą, tai tenka šnekėti. Jūrai, turit labai puikią progą pasakyti mūsų žiūrovams tiek čia, tiek namuose, kokiu kitų sportų planuojate užsiimti, kad tėveliai jau ruoštųsi. Nežinau, vaiką užrašiau į tenisą, kodėl, įdomu. Nežinau, plaukimų neužsimsiu, kitas vaikas gal užsims, bet kol kas ketinu pasilikti tenisą, o vėliau žiūrėsim, kaip ten kojos laikys. Ar dar turime klausimų salėje? Turime, kur ranką nematau. O, štai, sekundėlę. Ačiū labai. Sveiki, ačiū už įžvalgas, labai įdomu. Ramunė Vistrieckaitė, sporto ir sveikatinimo asociacijos. Jeigu galima, gerbiamam Jūrui klausimą. Apskritai, panelistai, jūs minėjote partnerystės rėmimus, minėjote sportininkus, influencerius. Ar svarstytumėte partnerystę su asociacija, pavyzdžiui, mūsų? Jokio spaudimo. Labai abstraktus klausimas, toksai labai platus. Labai geras klausimas, beje. Šiaip iš tikrųjų tikrai labai geras klausimas. Kodėl? Ir čia turime daug kalbų su federacijomis apie tai, asociacijomis, federacijomis. Ir mūsų kelias yra per sportininkus. Aš turbūt per konkrečius sportininkus. Ir man tai neatsirado iš kažkokio, tai nežinau, to gailesčio, kad ten, nežinau, federacija plimpa žmonėmis, kurie tikiu, aš labai nuoširdžiai tikiu žmonių gėrių, daro savo darbus ir ten viskas yra skaidriai paskirstoma ir ten, kaip sakant, niekur nenusėda, kur nereikia. Yra istorijų ir turbūt jūs jas skaitote irgi spaudoj, kai matai galbūt ne tos dalykus, kurių nenorėtų matyti. Todėl mūsų kryptis vis tik tai labiau yra, aišku, savaime su išimtimis, tarsi ir tikrai dirbame su federacijomis, kur matome šviesius veidus, norą, nežinau, eiti į priekį, norą vystyti tą sportą. Bet turbūt dažniausiai vis tik tai veikia truputį atvirkščiai. Veikia taip, kad mes labai į sportininkus orientuojamės, nes taip jau gaunasi, kad kartais jie būna palikti šalia ir jiems tos tiesioginės dotacijos, čia dotacija gal net tas žodis, tiesioginės paramos, rėmimo, ta prasme, jiems reikia labiau. Tai aš nežinau, ar atsakiau į klausimą, taip čia kitoj konferencijoje buvau prieš tai, labai mokėt taktiškai atsakyti. Ačiū labai už pasiūlymą, svarstysime ir grįšime su atsakymu. Ačiū labai. Jūras Etas Sportland. Ar turime dar klausimų salėje? Taip, antras miškas rankų. Aistė Miliūtė, Jūras Veželis ir Ieva Abromavičienė. Labai malonu. Ačiū Jums.